Labas rytas, bičiuliai. Šiandien noriu pakalbėti apie dar vieną lietuvių labai pamėgtą automobilį – Mitsubishi Outlanderis. Kalba bus būtent apie trečios kartos Mitsubishi Outlanderį, kuris prasidėjo nuo 12 metų ir jo gamyba baigėsi 21 metais. Tai visų pirma, šitas modelis turėjo netgi 2 faceliftus. Tai pradėjo gamybą nuo 12 metų, 15 metais išėjo pirmas faceliftas, o nuo 18 metų išėjo antras faceliftas. Taip kad visų pirma, jeigu tokio modelio dairotės, tai sakyčiau, pirkti reiktų arba pirmą faceliftą, tai yra nuo 2015 metų ir į viršų. Dabar šitie automobiliai ėjo su tokiais varikliais. Buvo 2,2 litro dizeliniai motorai ir nuo 2 litrų iki 2,4 litro benzininiai motorai. Taip pat vienas iš pirmųjų gamintojų, kuris pradėjo daryti hibridinį plaginą. Tai hibridinis plaginas eina su 2 litrais. Dabar apie patį automobilį, kas liečia, tai iš tikrųjų yra praktiškas automobilis ir šitą automobilį aš priskirčiau prie patikimų automobilių, bičiuliai. Geri varikliai, iš tikrųjų, problemos, sakyčiau, pasitaiko tokios. Problemos pasitaiko su automatu, tai yra CVT dėžė, tai būna gedimai. Šitą gedimą pašalinti pigu nebus, kaip ir su visais automatais. Daugiau pasitaiko elektros gedimai ir iš tikrųjų, jeigu automobilį naudojat ganėtinai intensyviai, tai duodat ir bekelės taip toliau, pakaba iš tikrųjų bus irgi vienas iš tų silpnesnių momentų šitam automobiliui. Taip kad pakabos gedimai bus. O daugiau, kas liečia, sakau, patį variklį, tai variklius, ta prasme, tai iš tikrųjų yra patikimas automobilis. Pravažumas jo geras, važiuoja tikrai ganėtinai smagiai, todėl sakau, kad automobilis dėmesio vertas. Kas liečia saloną, tai iš tikrųjų vietos tikrai užteks tiek gale sėdintiems, tiek bagažinėje, jeigu reikia kažką įsidėti, kažkokius daiktus kažkur nusivežti. Tikrai be problemų. Kaip sakant, į žvejybą pats gazas. Nu, daugiau, kas liečia patį interjerą, tai, sakyčiau, dalių kokybė galėtų ir geresnė būti. Pats salonas, jo išvaizda, tai irgi galėtų geresnė būti, bet, kaip sakant, skonis draugų neturi. Patys automobiliai ganėtinai ekonomiški, ypač hibridinė versija. Tai ką sakyčiau japonam, kur sakyčiau reiktų pasitemti su garso izoliacija. Važiuojant didesniu greičiu, tarkim autostradoje, tai triukšmas tikrai nemažas. Todėl nusipirkus Mitsubishi Outlanderį rekomenduoju pasidaryti papildomą garso izoliaciją. Kosmoso jinai nekainuoja, kažkas manau apie 300–400 eurų ir sudėtų jums papildomą garso izoliaciją. Tada, kaip sakant, jau važiuosit kaip su kokiu vokiečiu, niekas nešvilps, nešnypš ir bus viskas normaliai. Jeigu norite daugiau apžvalgų apie automobilius, tai komentaruose parašykite, kokie būtent modeliai domina, kad juos apžvelgčiau. Na ir kaip visada, neužmirškite nueiti į mūsų Instagramą. Šiandien vėl, bičiuliai, prikėliau naujų nuotykių, taip kad storiukose visą laiką rasite, ką pasižiūrėti, iš ko pasimokyti ir ką draugui parodyti. Neužmirškite paspausti follow, mūsų jau beveik 8,5 tūkstančio, kylam labai sparčiai, kiekvieną dieną prisijungia po 300–400 žmonių prie mūsų Instagramo, taip kad tikrai ne veltui. Užeikite ir viską pamatysite patys. Ačiū dar kartelį ir iki greito.